Stengiuosi važiuoti pirmojo savo riksšą. Bandau nepanikuoti. Aš irgi. Ja. Bandau, žinai, jie taip važiuoja kiekvieną dieną. Jas patenka. Savo, kad nenusnepinti šūdo. Motorbike. Sveiki atvykę į New Yorką. Ne šiaip. Varėm į Mumbajų. Ką galiu pasakyti, pirmi įspūdžiai. Tai daug šiukšlių, viskas smirda. Ir smirda tokį vieną kažkokį kvapą. Aš tiesiog tai vadinu Indijos kvapas. Geriau neapibūdins. Vakar atvarėm į oro uostą, iškart pasiėmėm tuktuką ir važiavom su to tuktuku iki chatos. Nuo chatos iki oro uosto yra 9 kilai, tai sumokėjom apie eurą ten, realiai. Tai, kas čia tikrai gerai, viskas pigu. Tik oro uoste ten biški yra visokių skemų. Tai reikia nepasimauti. Labai didelis kultūrinis šokas, jeigu tai galima pavadinti kultūriniu šoku. Tiesiog čia matau, kad čia neužlipam ant negyvos žiurkės, kuri ten didesnė nei mano 2 rankas. Reikia būti atsargiai. Čia daugiau visokių kvapų nei daiktų, žinok, jaučiu. Ant kiekvieno kampo vis kažkoks naujas kvapas. Ir net nežinau, kaip pavadinti, jie visi tokie panašus. Čia nice. Žodžiu, varom pinigų įsakiais ir tada paėst. Nu ir bandysim pratintis prie to lievesnio tipo geto maisto, kad po to neapsitriest per smarkiai. Čia McDonald's kainuoja eurą šiam. Tas mylas. Jo, tas visas myl kainuoja eurą šiam. Tai gerai čia valgysim, tikrai gerai valgysim. Pradėjo lyt. I love Lograndvalą. Ir šalia upė. Jinai plaukianti, bet atrodo, tai žinok, jeigu ten nelysi, tai ir liks kaulas tik tai iš galūnės. Jo, kaip iš tų filmukų. Tai va, dabar yra liūčių sezonas. Tai čia palyja, nustoja, tada vėl palyja, tada vėl nustoja. Tai būn tiesiog sustoja kažkur pastovi ir praeina. Nu, aš čia kaip ponai. Geras. Looks good, yeah. Pirmą kartą bandom, čia kaip suprantu, bus talis, ne? Tiesiog kvepia. Čia bus talis, jo? Talis. Jo. Oi, čia mus parūpina viskuo. Jo. Jo, tai kol kas kvepia šviežiai. Bet dar nebandėm, nes dar laukiam, čia kaip suprantu, užpildys viską. Ir tada kažkaip pagausim. Jo, nešu toliau. Gerai. What? Čia ne vanduo. Nežinau, ar mūsų skrandžiai geri tam. Abinu, try. Pabandysim. Oh yeah. Man įdomu, kiek man kainuos visą tai. Jeigu čia būtų Lietuvoje, tai čia būtų virš 20.
Čia. Bet čia dar neaišku, nes kainos kaip ir nesakė, nerodė, nežinau. Va. Geras. Čia vis non-stop. Čia jau atrodo ir taip labai daug, ne? Kas ne? Su kuo merkysi? Tai va, daiktų atnešė kažkaip trupiniau. Ne? Ne. Aš galvoju bus viena. O, dar vienas. Tas aliejus toks nice. Ah, thank you. Tai va. Pradedam, I guess. Aš taip foto padaryt papą. Tas žalias yra aštrus. Jo. Bet jis toks skanus žalias. Nu, nežinau, kaip aiškinti. Čia tai jogurtas. Grynai jogurtas gaunasi. Nežinau, čia imt šitos trupinius tipo ir mirkyt. Bet mūsų rankas nuploja, tai nebijokite. Neturėtumėm. What the fuck? Šitas geras. Eik. Čia tai net nežinau. Skonių sunku pasakyti, ką aš čia valgau, žinai. Čia nėra sūris. Čia yra saldus dalykas. It's like Aš tą ranką valgau. Šitą pylus nečiau. Taigi plovi rankas. Nesumailai. Nu, čia va, tas raudonas kečup. Skonių čia tikrai netrūksta. Yes, this one and bread and all vegetable. Indijos. Yeah, this for bread, all vegetable. This for bread, this with spoon. Yeah. Okay, thank you. Kur šitai manau? Čia su šaukštu, čia su All duona. for vegetable and bread. Combination. O, jie buvo. Va, paaiškino kaip valgyt talę. Taip spicy. Dude. Čia vištiena? Nu, tiek daug skonio, kad gale tą smegenis jie tiesiog susisuka. Bet visai didelė break. O skrandis mano jaučiu, kad irgi toks tiesiog shut down. Nieks nebeina daugiau. That's it. Aš net neturiu reitingą šitą vietą, nes vieni dalykai tikrai tam labai gerai, kiti tokie, bet overall, nu, 8 kokie iš 10. Ką, pavalgėm, varom dabar biškį molo, atsigaivint, tiesiog pabūt kažkur, kur galėtumėm tiesiog pasėdėti, nes po maisto dar vis žūda. Dar negalim varyti miestą. Nu ir tada bandysim pavažinėti Mumbajaus metro. Tai tikiuosi, mums sėkmingai pavyks nusigauti. Bet kas ten žino, gali būti visko. West Side. Mažu, tu esi mano Indian iPhone. Aš nusipirksiu kažkokį Indian iPhone. Aukso? Iš kažko bus. Gerai. Prieš shopą. Jeigu nori feel like home. Nelabai. Kol čia buvom, tai kažkokie bičiukai paprašė selfiuką pasidaryt. Nu, matyt jiems tas svarbu. Varik šau. Bet mums ne į tą pusę. Jie apsiduks. Ai, jo. Cool.
Jo, ieškom toliau bilietų. Kol kas čia labai neaišku, kur juos gauti. Oje! What the fuck? Nesusižeidei? It's fine. What the fuck? Viskas gerai. Palauk. Atsigauk. Kažkas važiuoja. Neužsigavai kojas. Lama, tai? Neužsigavai kojas. It's fine. Žodžiu, kainuoja 30 rupijų, 2 bilietai, tai 1,15 realiai. Eurą? Ne, rupijų. 15 rupijų, tai čia realiai 16 centų vienas bilietas. That's right. Kažkas tokio. Kur mum lėkti? Dar ne čia man. Einam atsisėsti galą. Yra vietas? Jo. Nu tai, kad sės. Aš negaliu vienai be tavęs. Padėsiu, Tai nėra 2 vietas. Ne, tai mes būsim šalia. Tu atsisės, aš pastovėsiu prie. Gerai. Taip, prisės. Žmonių yra, bet radom vietas atsisėsti. Ir važiuojam paskutinę stotį, tai žinom, kada išlėjau. Plius yra mapsai, kurie rodo, kur važiuoti. No problem. Išeinam iš stoties ir varom iki vandens. Pažiūrėsim, kaip čia atrodo beach. Vesk mane. Jo. No cab. No cab. Mes turim kojas. Jo, vis pamirštu paminėti. Čia tipo yra liūčių sezonas. Čia turėtų dabar pliekti lietus belekoks. Kaip mums visi sakė, kurie niekad nebuvo Indijoj, tai... Ne, sakė, kad kurie irgi. Tiesiog man rašė, kad tu paiginėsi sezoną. Tai atvarėm pačiu geriausiu laiku, kai viskas žalia, ne kai sausa, nes dažniausiai turistai varo tada, kai būna sausa. Tai čia sausio mėnesį kažkur. Sausa. O Jėzau, ką aš matau. Nu, ką jūs kebabai? Va, žiūrėk, kur mes esam. Atrodo insane, tiesiog insane. Vienas su kitu filmuojamas tiesiog, tai žinai, toks ir vaizdas. Ten visa dalis Mumbajaus tik tai, tik maža dalis. It's fucking crazy, man. Ei, ką tu? Nori nusibotkint? Plauk, nepavyko. Nepavyko, gerai. Hello. Žiūrkės. Va, ant medžio. Tai pradės judėti, pamatysi. Va, aš čia gyvenu. Jo, važiuoja. Jis labas. Edu suvalgyt žmogų. Kova. Galim paskubėti, nes labai grėsmingai daug mašinų. O, kaip platu, kai gera tarp... Čia biškiau geriau. Jo, ne tarp žmonių buvo, žinai. Nu, tikrai unikali patirtis kokias šitą Indiją. Gal taip pasakyti. Kiekvieną dieną čia neįmanoma, kad būtų nuobodu. Tiesiog neįmanoma, čia visko per daug. Jo. Does it have beetle nut? You can. Nu jo, matau. Bet mes vieną tik pabandysim. Tai būna jau? Oh, just one, not two. Only one. Yeah. No, for her no. Only for me. One. Yeah. Tai tipo labai strogo, ne? Nu nežinau, normaliai, jo, turės daužyti. Išėjo iš to riešuto, kur davė. Tai čia ne tas, tas panas tai ne betelnat, kur būna spjaudos raudonai, o čia kažkokį, padarė sweet ir nežinau, nėra poveikio.
tualetai pasiskaitė. Jo? Good. Tuoj pereisim kažkai. Pasiek, va, raudonas. Gerai, gerai. Nu jo, čia biškė. Yra kas veikia norint pereiti. O gal čia niekad nesustos? Nu dar nestoja. Reiks bandyt, ne? Žiūrėk, jau toks. Jo, matau. Ką žinau, bandom eit, ne? Ai va, gerai. Tuoj. Jo. Gerai. Va, paten, tam. Jo, gatvę pereik čia. Numetė 20 km. Atėjom prie Gateway of India. Čia pagrindinis paminklas. Hi. Hello. Tuoj. Čia. O tu nenori iš to kampo? Ai. Ne, noriu. Nes va čia yra tas, kur steina oriai. Jo? Taip. Davai. Jie mus fotkina. You like a magnet? No, thanks. It's a very ugly magnet. No. No, thank you. Nice marketing. Yes. You want postcard? No. Tu fotkasi mane? We are poor. Jo, gerai. Bereglė, nice marketing. Jo, tai gražu čia pabūt, jau su mumis prašė fotkins kokius 5-4 kartus. Tiesiog moteris priejo ir su manim norėjau Jo, fotkins. su mumis. Po to ir 2 padarė su mumis, tai vargė. Tik kai jos prašo, neliesiu. Jo, tai neliek. Aš tai galiu liesti moteris, bet Jo. vyrą liesiu. Aš neliek. Gerai. Jo, žinau, kad čia nečiupinės buvo. Man suskreidė, I feel like a celebrity. Nu, aš irgi čia kaip žvaigždė. Tai dar savas Trumpą žiūrėti Indijos, Taip, tikrai taip. atvarė mūsų pažiūrėti. Jie mūsų atvarė pažiūrėti. Mes jiems įdomesni nei pats Gateway. Tai jo, tai tokia šiandien ir diena realiai. Pavalgėm, pažiūrėjom ir dabar realiai varysim atgal jau. Einam prie pat. Galim prieiti prie pat. Jo, ir varysim jau atgal, tiesiog įsikursim, kad neskubėdami galėtumėm pačilinti ir po to eit miegot. Let's go, Mumbai car. Mums reikia tiesiai. Ėjom kažkokią mažą gatvę, stengiamės, kad neapvogtų mūsų, kaip visada, žinai, tokie paprasti dalykai gyvenime. Sorry. Aš taip noriu. Kaip nors praeisim. Va, apkosėjo mano vaikas. Indian fever. Einam. Aš taip noriu. Gerai. Žinai, čia tikrai yra tens. Čia net pamiršti, kad yra kitas pasaulis. Makas. Paskutinis namas pasaulyje. Jo? Aha. Aš tai noriu nufotkint. Aš galiu tą nufotkint. Ne? Gerai. Pagaliau. Parkas. Va, parkas. Viskas. Radom parką. Čia vidury nieko nėra, kažkokios pelkės. Čia dėl vandens, žinai, gal jie dėl to ir neina. Gal čia kai būna nešlapia, tada ir sėda. Jo. O dabar tai čia šlapia, nes tai va palyja. O, kaip gera. Trumpam. Čia kažkaip oras šviežesnis. Nuo mašino. Jo, ir tas Juni bokštas matosi. Ten kažkokie bokštai, visur čia bokštai. Tai Aš noriu nusikrauti kokį pastatą ant ant stogo stogo? ir pasiimti alaus. Alaus. Taip atrodo Mumbajaus metro. Tai yra train station. Čia train station? Taip, nori valgyti, nusipirk maistą.
Po to nereiks galvot. Albinosą mačiau indą. Po to nereiks galvot. Kur einam, gal ten pilna žmonių? Nu kur nori. Pasitraukime. Tai va, iš prabangesnės vietos nuvarėm į labiau netokią prabangią vietą. Nusipirkom Vodopub. Čia tipo jie yra Mumbai pakankamai žinomi ir žmonės šios valgo, ypač tie, kurie dirba. Tai šitas daiktas kainuoja 13 centų. 13 centų. Čia sakai pelėsis? Neatrodo kaip pelėsis. Ne, nesvarbu. Žodžiu, bandom valgės. Aha. Sausas toks. Nu toks sausokas, atrodo kaip bulvė viduj. Bandeliai. Skonis kaip bulvė. Jo. Nu ir aišku, indiški prieskoniai, be jų čia niekas neapseina. Prieskoniai. Bandysim šaudytis metro. Tai yra traukinio. Va. Čia viskas, ką reikia žinoti apie Indiją.